Daugelis vairuotojų galvoja, kad jeigu kondicionierius šaldo, vadinasi viskas yra gerai. Tačiau net ir visiškai sandarioje sistemoje freonas mažėja. To pasekoje kondicionierius dirba mažiau efektyviai ir kompresorius yra labiau apkraunamas. Todėl didėja jo nusidėvėjimas. Kartais būna taip, kad žmonės freoną pildosi kažkuriuose kitose vietose ir juos tenais apgauna. Vietoj brangesnio, naujesnio freono jiems užpildo senesnių, pigesnių freonų. Mūsų sistema ištraukimo metu iškart padaro analizę ir pamatome, ar čia yra tinkamas freonas. Jeigu ne, mes turim galimybę iškart tą klaidą ištaisyti, kad jūsų sistema veiktų tinkamai. Taip pat dauguma vakuumo testą daro 5 minutės, mes stengiamės padaryti ilgiau, 15 minučių, per kuriuos būtų labiau užtikrinta, ar jūsų sistema yra sandari. Ir šitame čekyje, kurį mes duodam klientui, jisai puikiai mato, kiek freono buvo sistemui, kiek mes padarėm vakuumo testą laiko, kad jisai išlaikytas ir kiek freono mes užpildėm. Ir klientas moka už faktinį užpildymą. Tai gaunasi iš tiek, kiek mes užpildėm ir tiek, kiek buvom, numinusuojam. Ir klientas moka tik tais gramų tikslumu, kiek reikėjo papildyti. Tai yra maksimalus skaidrumas, kad žmonės žinotų, kad mes jokiais būdais neapgaunam dėl freono pildymo.